Klaipėdoje šurmuliuojant Pilies džiazo festivalį uostamiestį aplankė žymus fotografas Martin Schreiber. Tai buvo pirmasis Klaipėdos universiteto kultūros ir medijų studentų ir šio fotografo susitikimas, kuris tikimasi peraugs į bendradarbiavimą. Kitą semestrą studentai turės galimybę išklausyti šio fotografo paskaitą ir kartu su juo mokytis fotografijos meno subtilybių. Ši praktika padės studentams įgyti profesionalesnių žinių apie fotografiją. Fotografo teigimu, tarp profesionalios ir mėgėjiškos fotografijos esti skirtumų. Šiandien visi turi galimybę fotografuoti ir dalintis fotografijomis. Žmonės pradėjo tiesiog stebėti vaizdus, tačiau nebematyti esmės. Problema yra tokia. Aš, mano kolegos ir kiti dirbantys su fotografija labai kenčiame nuo to, nes dabar visi turi fotoaparatus arba kameros yra telefonuose. Pasivaikščiojus aplinkui matyti, kad visi turi fotoaparatus. Ir kas dėl to atsitiko? Tai, jog mes žiūrime, bet mes nematome. Visi tiesiog žiūri ir stebisi. O, tai tikrai miela, tačiau jie nebemato skirtumo tarp to, kas yra tikrai gerai ir kas ne. Mes praradome kokybės ir turinio pojūtį. Fotografas drąsina jaunuosius menininkus, kurie turi polėkį ir nori mokytis fotografijos. Jis prisipažįsta, jog ir pats nuėjo gan sunkų kelią, kol tapo gerbiamu ir žinomu fotografu. Tačiau keli išskirtiniai darbai pastarajam padėjo pasiekti aukštumų. Man tikrai nesisekė nuo pat pradžių. Kaip visi žino, tai nenutinka per naktį. Dalykai, kurie man padėjo iškilti, tai buvo mano pirmoji knyga Bodyscapes, kuris susilaukė šiek tiek dėmesio. Kita knyga buvo The Last of a Breed, kurią kuriant aš dirbau su kaubojais. Tuomet gavau šiek tiek daugiau dėmesio. Dalyvavau keliose laidose, tačiau kas labiausiai man padėjo, tai mano darytos Madonos nuotraukos, kurios buvo išspausdintos Playboy žurnale 1985-aisiais. Po Pilies džiazo festivalio fotografas išvažiavo atgal į Prancūziją. Dabar belieka grožėtis jo nuotraukomis, na, o studentams su nekantrumu laukti rugsėjo.